Sugalvojau tokį nesąmonę šiandien, žodžiu, padaryti. Tai šiandien ir šeštadienis yra ta diena, kad šiandien siunti visimtus pranešimus dėl blogo oro, kad ten vėjas, lietus ir panašiai. Varau šiandien žvejoti. Nu, aišku, ta žvejyb tokia neilg, tai bus gal pusantros, gal 2 valandos išeis, bet žinot, koks yra moments. Pasižiūrėjau slėgį, tai yra nukrėtis iki 990 HPA. Tai kas yra labai žema ir turėtų ešerys iš tikrųjų būti išprotėjęs. Ir toik daubė, grinavo, daubė, į paskui vėl pradėt kaip tai bandau ištestauti ton daubį, ar iš tikrųjų yra slėgiaus tas toks pokytis labai reikšmingas ir toks žem slėgiaus, ta prasme, pats kritėms. Tai sakau, daug laiko nėra. Nesilydijus tikrai čia baisiai ilga, bet varau į Biržų vienų užtvankų, žodžiu, ten, kur ir vyks mano varžybas avižadrebiaus. Aišku, šiandien tikrai gaudysam ne su avižadreb, gaudysam su džigu, 4, gal 5 gramą, jau normalės svoresnis vėjėlis, tai dar nėra piks. Dabar bus irgi daubė, bus vėjaus daubė ir paskui keisas jau viskas į tom blogoj posį ir prasidės fiesta visa. Tai vat, mano avižadrebos varžybos rugpjūčio 29 dieną prie Biržų vien tvenkinio Sikatronį varom. Tai va to pačiu patikrinsiam, ar yra tų didesnių ešerių, ar nėra tų didesnių ešerių. Jau šiandien ir naudosiu gumas, manau, didesnės, 2,5 gal, 3 colė, nu va, jau tokį didesnį kosnį, vien dėl to, kadangi bandyti iškart kažko nirauti, nu, šiek tiek gražesnį. Aišku, tų masalų vetlūrės.eu puslapį dar nėra, ane ir gamybos procese. Bet ane jau greitų metų kaip ir turėtų pasirodyti. Tai tokiai skaniesta didesniem ešeriam. Tai vat, tokį nesąmonį varom žiūrėti, končią šiandien aš pagausiu. Sakau, nu nežinau, jaučiu vidosiks gal ir išeis, bet kontą prasim pagausiu. Aš neįsivaizduoju, ar bus žuviais, ar nebus. Pažiūrėsim. Nu va, viskas. Susirišau. Pasimiau savo matagį, iki 4 gramų patranką. Reik bandyti. Vietlūrės 3 colių poleris. Bandom mesti. Žiūrėti. Užsidėjau 4 gramus dabar. Šiaip kol kas sąlygas visai neblogas. Kol kas vėjaus išvis dabar nėra, aš sakau, ir tas toks tarps, kur nukris vėjas beveik iki nuliaus, lietus išliks, bet paskau karaus vėjaus, čipos bata. Ir man įdomu pažiūrėti, sakau, ar kips per ton tokį maksimalų jau realią kritėm kas nors, ar nekips. Oik tu kakalė, tu velnis. Geras kliuvėlis, buvau jau rimts. Tikra ne to zurzika. Tar. Gera. Reikia maut kito. Jeigu būtų buvai, manau, būtų iš karto atsileipien. Nu, atsileip kažkas, bet taip visai atsargiai. Biški palyjant, tikrai žiūriu, pelkėks atsirado. Beinon. Gal kalioš neprisemsiu baisiai. Nežinau, man. Tokį orų žvejoti ir vis tai kažkas tokį. Su gamta, veins ant veino. Kuisiai įsilėki, borna. Eisi su gamt veins ant veino, žiaria smagia iš tikrųjų. Nu, iki tam tikros ribos, tai vat. Šiandien iki tam tos tikros ribos ir gaudom. Oba, yra. Geroj veitėlį. Nedidelis ešeriokas, man rods bus. Bet va, 3 colė. Nėra problemų anam. Opa, nu toks va. Nu, varyk į tom pelkių, čia paplaukojus. Išplauks paskau kaip nors. Gerai, atsidarėms yra, su ne pačia didžiausia žuvim, bet yra. Oba, yra. Va. Turiam. Davėina. Gerai, pabandom, kad spalvą uždėti. Kažkokį. Sugalvojo tonštą. Koko. Biški atšvės. Taikdaus natūralom, kaip sleikiuks. Teks dėti kiet spalvą. Ant tos išvės nekrapšt. Žalsva tokia.
Būdau, kad čia veino. Kol kas Dark Violet sveik vienareikšmiška geriausia čia. Kol kas. Nu tik porą ešerių čia tebau. O čia ir tikrai jau visai gera vieta. Kas muni biški jau neramen. Vo šitą vilką suvaikį kažkas. Gal koks lydekios stovų. Ne. Spinnertail irgi ne. Gerai, užsidėsiu atgal Dark Violetą, kad ras dar kažkon biški veiki. Ir tad einam į kitą vietą. Nu dar paskui pabandys pakeitaliuoti. Vandenioks biški pakėlis. Oba. Yra. Trets ešeriukas šiandien. Nu. Op. Tik viską apsukarpyti. Apie 15, gal biški virš 15. Panašus tokie. Nu, realiai buvo visi tikėjins, kad kips tikra daug geriau. Galvojau, čia bus fiesta ešerių, siaubas, kibėms kožų numetimų, nes tas slėgis nukreits, aš žinau, kad ir šiaip gera, bet ar teiktas staigus kritėjams ir gera. Tik va šiandien veiks, nežinau. Tu velnis. Kur nutraukia vykuok čia šaką? Kur dabar? Kažkur šaką pridūlinau garantauta. Įvėl ryškiais, įvėl dabar čia. Žaisk. Ai. Tokias momentas jam šypsena vien dėl to, per tokį nutraukėjimą gali ir kuotą galūnį nutrūkti. Tai viskas gera, kas gera baigas, tas laba yra liuks, nes galbūt daug blogiau, tikra. Arba gal man reikia net kitėb išdaryti maustą netom kampu. Ten tam kampi dažniausiai būna ešeriukų. Jau, čia reikia ten, gal bus, jeigu bus liuks, jeigu nebus, bus viskas aišku, čia su tau slėgi kritimu, kad nieko gero tos tokis oro permainas iš tikrųjų. Nu, mano, tas bruzgynas, džiunglynas. Važiauju net su mašina iki kitos posis, nes jeigu čia prasidėstų jau, kad nereikėtų man čia varinydą toliai. Pasistatys tinčiut bišk toliau mašiną. Viskas. Bet jau lyn, jau dabar lyn gera. Bus liuks. Galės varyti žvijoti. Nieka. Čia pabandžiau. Buvo užsidėjus tomsi. Golden Mirage, man rodos. Grįžtų prie Dark Violetą. Nu, ten tam kampi, manau, tai turėtumėm pagauti įtar. Bet iki kuo, jau nežinau. Na, čia turėtų būti ešeriukų. Įtaru. O, yra. O. Biški geresnis kažkas. O. Ešerys. Visai gražus. Opa. Stop čia ant srovės kažkur. Ar prieš pat srovę. O, buvo. Gal ir. Čia sekau turbūt ten. O, čia tai jau legalus, jau tikra. Įskaitinė varžybos būtų. Oba. Yra. Nu, va, radus veitelę. Kimbai, tokie visai nieko dar. Nedidžiausi, bet
Ne visiška mažį. O va. Yra. Jau čia mažas. Čia mažas. O. Geresnis. Opa. Tos jau gražus. Tai va, dar gaudau orsliuks. Pasak, lietutis vos lyn dviejaus praktiškai išves nebelieka. Bet pats mutot vos neštilius. Pasikeičiau svorį į 3 gramus. Pagavau ton didesnį ešerį. Ir biškį dabar vėl užsirėšu. Nebekim tiek jau smarkiai. Beveik prieš tai kiek kas metėm tai tokie ešeriuką. Negrinačiai kapėjan vagą. Prieš ton vagą, vot prieš ton sraunom kelet metrų ir savo bakst. Smeiganiai. Bet ton didžiųjų pagavau vago, jau pačio grinaun srovės. Tas irgi jau srovė. Biš didesnis irgi. Čia būtų įdomu pabandyti užsidėti 2 colius, nes buvo tokių pakrapštimų, bet ne užsėdimų. Manau, ant 2 colių turėtų šauti daug agresyviau ir būti didesnį dalis tą realizuot kibėm. O, buvo. Bus numo viengumo, bet jo toks glevėlis neblogas atrodo. Numovė. O, kaparakiora. Kalyn. Blembu, kalyn. Reikia lipti į valį. Gal neišplauksiu. Lynu medžiaus baisiai. Oba. Palei krančiok. O. Yra. Čia niek, tik tavai nešeri. Reikia ten atgal pabandys užsidėti 2 colių polerį. Gal koks karščioks netyčda išaus. Gal ešerioks irgi aktyvesnis bus. Žiūrėsim, končiu. Ui, kada? Kas čia atsitek? Nutrūk. Kodėl? Ai, aš buvau ten užkliovis. Į tas nendris, jau čia pasipjoviu mane. Eik tu savai. Garantuota, kad biškai prisipjovi. Vals ir. Dar 2 gramus kaip tik turėjau, rodos paskutinį wolframą iš praeitos žvejybos. Nu, tu velnis. Nu, įvyko persirišėms. Tik tai, kad vis tiek su 3 gramos gaudau. Su 2 colių poliariu. Dar kaip violetą užsidėjau atgal. Pasko gal dar pabandys kokią spalvą, jeigu nekeps. Nu, dar kokius 5 metimus, manau, mausų. Užsidėjau atgal 3 gramus, 3 colių poliariką. Pasibandinėjau čia visokių. Nieko, viskas nustoja dabar. Nebijam. 3 colio, šiandien dveik. Didesnis kosnis, vat būtent užmečiau vėl, kliuvo gavau. Jau atsaks yra. Oba, yra. Va. Nedidelis, bet užsėda. Runkuojas, vės šlaps, viskas šlaps. Kažkiek atlaik montas triukį, bet neteik pastovaus. Jau biški yra pasibaigusian. Nebėr to atsparom teik. Nieka neapkimba. Nustoja visai.
Nu va, baigiau savo slėgių ir orų permainų eksperimentą. Nu, gali pasakyti, kon, kažkokios labai maksimalios įtakos nebuvo, tikėjausi, kad kips ešerys įspūdinga, bet to nebuvo. Susibūrėjus realiai didžioji dalim vieno veito, kur visus ir sugavau, ten prie srovės praktiškai, prie upės ištekėjimo į patį užtvanką. Kas dirba? Tai dirba Vetlūrės 3 colių poliaris. Kol kas prekybo dar nėra, aš jau turiu bandymams, jau gan esu tikrai ištestavęs viskas liuks, tai va šiandien galvoju dėstu didesnį kosnį, pažiūrėti, kaip didesnis ešerys. Tai morads tokis čiut biški, didesnius pagavau 2, jeigu neklystu. Didesnių daugiau nepasitaikė, visi tokie klasikinė, sprindžiaus dydžiaus ir dėjau ir spinner tailą, dėjau ir 2 colius ir panašiai, aišku, gal atėjus iš pradžių būtkybė ant tų 2 colių, bet matyti išsirinka, gal tai aktyvus ir paskui vėl nieko. Tai žodžiu, sakau, didelios įtaks nėra, aš atvažiavęs Vestlai kažkom pagaunu dažniausiai. Ar tai kelis ešeriukus, ar tai kelet tų 10 ešeriukų, tai visi pasitaik. Tai va šiandien, nežinau, kiek aš čia pagavau, reikėtų pasiskaičiauti. Perly jau, vėjoką negavau kol kas, dar žiūriu visai gražiai, bet, man rods, greitą prasidės čia ta šeštadienio audra. Žiūrėsim, kas čia gera bus. Bet kibimau, sakau, kol kas kažkokios reikšmingas. Labai didelios įtoks nebuvo, pagavau, kad kėba įspūdinga nekėba, kaip ir Veslai, kad būn, kad nekim įspūdinga, labai retas atvejas te būn. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot mano tokį eksprontinį video, realiai viskas įvyk tik atsikėlus ryt, pasižiūrėjus prognozes, gavus pranešimus visus, pasižiūrėjau kas kap, galvoju, reik bandyti padaryti tokį variantą. Ir galvos kas galvos. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot, nepamirškit laiką, subscribe ir komentarą ir susimatom sekančius video. Laiminga!